Labai diena. Šitą vėliavą iš tikrųjų labai brangi, dabar laiko kolega, tai dėl to, kad yra iš Klonio gatvės. Ir visi žinom, kas vyko tą rytą. Tada aš noriu paliudyti, kad kadangi galbūt ne visos žiniasklaidos priemonės iš tiesų tai nušviečia, tai aš liudiju, kad mes Lietuvos piliečiai, tai sugiedojame ten himną. Būdami sąmoningi ir atsakingi piliečiai, mes nesipriešinome tam nelogiškam teismo sprendimui ir praleidome antspalę. Bet nežiūrint į tai, vis tiek iš susirinkusiųjų tarpo tikslingai buvo ištempiami kai kurie ten stovėjo žmonės, matyt tie, kurie atrodė pavojingiausi, tai yra Klonio gatvės budėtojai senbuviai. Ir aš pati savo akimis mačiau, kaip juos parvertė ant žemės, draskė, mušė, vilko. Taipogi iš labai arti mačiau, kaip kokie 6-7 uniformas vilkintys pareigūnai spardė, talžė, trypė dailininką Romualdą Radišauską ir jo laikomą trispalvę. Iš rankų išplėšė iš senuko laikomą Jėzaus atvaizdą, nusvedė į kampą. Šitam nužmogėjimo laipsnį atsakyti neužtenka žodžių. Kodėl buvau Garliavoje? Ten atsidūriau po kovo 23 dienos, nes jau tuomet buvo peržengta nužmogėjimo riba. Tiesiog nebeįmanoma buvo sėdėti šiltai namie prie televizoriaus ekranų. Reikėjo važiuoti ir važiavome viename vieno intereso, kad būtų apgintas vaikas, tiesa ir teisybė. Nieko neverčiami, keliavome tuos 100 kilometrų savo lėšomis, savo transportu, miegojome automobiliuose arba išvis nemiegojome. Ir ne taip, kaip mums pasakoja tendencinga žiniasklaida, ten sutikau ne kažkokius tai keistais epitetais vadinamus žmonės, o sutikau kaip retą, dorų, šviesių, išmintingų, protingų, išsilavinusių žmonių. Jeigu turite kantrybės vieno tokio žmogaus liudijimą, poetišką tekstą, aš norėčiau dabar perskaityti, tai yra aušrinės tekstas. Ir tai yra labai gerai atspindi tai, ką mes visi išgyvenome tą gegužės 17 dieną. 2012 metai, gegužės 17 diena, 6 valanda ryto. Taikus rytas Klonio gatvėje. Kava, arbata, sumuštinukai, kuriuos taip nori ir gausiai kiekvieną dieną aukojo geri žmonės. Rytinės kalbos apie paskutinės naujienas, paukštelio giesmė, miela, skambi ir žadanti puikią, gražią dieną. Dar vieną laimingos ir nerūpestingos vaikystės dieną. Ir gražus, jau broliai ir seserėmis tapusių žmonių veidai. Kaip ir kiekvieną rytą diskusijos, jums ar ne? Ir ramus laukimas, tiksi minutės, kaip sulėtintame kine. Tik staiga taikos ir ramybės oazė perskrodžia susijaudinusių žmonių balsai. Jie blokuoja kelius. Trintant žemės nebaigtos gerti kavos puodeliai, sklendžia į šoną, kaip jaukiai šildę kūnus aklotėliai ir taip veidai įgauna akinančiai baltą panikos spalvą. Erdvė užtvinto tirštas, saldžiai kartus, artėjančio siaubo kvapas. Jie ateina. Apsisprendimui laiko nebėra. Jo ir nereikia. Apsisprendimas jau padarytas. Budėtojai puola prie namo, kad gyva grandinė, gyvomis širdimis užtvertų kelią, kad pasakytų jiems, atsibošėkite, broliai. Mes stovime lygiai, susikyda rankomis, apsiginklavę malda, Lietuvos himnų ir vėliavų. Stiprus savo žmogiškumu, savo širdimis, savo sąžinę, mūsų nieks nenugalės. Iš praeitį savo sūnus ir stiprybę sėdė. Jie ateina. Jie eina ir eina nenutrūkstančiomis kolonomis ir nesimato galo. Kadagi jie baigsis, kadagi pagaliau jie baigsis, pasigirsta malda. Kažkas desperatiškai šaukėsi Archangelo Mykolo pagalbos, kažkas kalba Tėve mūsų, o jie artėja. Pasigirsta Lietuvos himnas, grūdus iki skausmo, galinga savo dvasia. Šaukiame Lietuva ir prasideda smurto aktas. Aktas, dėl kurio daugelį grauž sąžinė. Jie ir mes tampame viena mase. Jie ginkluoti elektros skydais, dujomis, kulkomis, šunimis ir mes. Ginkluoti Lietuvos vėliavomis, Dievo paveikslų ir savo ryžtų. Vyrai, ką jūs darote? Kumpant kelių raudančios moteris, maldaudamos jų sustoti, spiegia siaubo apimti vaikai, tie, kurie dar visai neseniai su mergaitė žaidė kamuoliu. Jie dar ir šią akimirką galėjo
žmonės, valstybės piliečiai tapo kliūtimis, kurias žūtbūt reikėjo pašalinti. Ir tą akimirką mes visi tapome nieko nevertais daiktais, mėtomais, stumdomais, mušamais, voliojamais, tampomais ir kišamais į policijos mašinas. Kliūtimi tapo ir Lietuvos vėliava, pareigūnų kojomis išvoliota po žemę. Pasigirsta šlykštus jų namų durų garsas, dūžta stiklai, šaukia meldžiasi žmonės, ašaromis plūsta dorų ir sąžinės galutinai nepardavusių policijos pareigūnų akys, o už stiklo vis dar laisva, vis dar turinti viltį šaukia mergaitė. Nenoriu, bet niekas apartinėjo, jos nenori girdėti. Viskas baigta. Sudie, Lietuvos deimantėlės. Šlovė neteisingumui. Kodėl? Už ką? Dėl ko? Ar todėl, kad ji ir taip buvo auka? Ar todėl, kad šioje valstybėje teisiami ne nusikaltėliai, o aukos? Tai Klonio gatvės kieme plazdeno nerūpestingas, laimingas drugelis, ruseno viltis, kad tiesa ir teisingumas nugalės. O Lietuvos vėliava oriai plazdeno žmonių rankose, tai vis tada ruseno viltis, kad tiesa ir teisingumas nugalės. Deja, taip nenutiko. Klonio gatvė, kaip ir kiekvieną dieną, gegužinės pamaldos, renkasi žmonės, skaudančiomis, žaizotomis širdimis, visomis sielomis, ašarojančiomis akimis. Jūs ir ramūs, nugalėti fiziškai, bet nepalūžti dvasia. Visi mes tą dieną pasirinkome. Kaip keista, kad viskas dar gali žydėti. Perskaičiau Aušrinės budėtojos minčių fragmentus ir šiandien aš manau, kad mes visi tie, kuriems rūpi mūsų tėvynės likimas, mes turime bent kažką daryti. Mes turime apginti pamatinės žmogiškąsias vertybės, padorumą ir moralę. Nes jeigu mes to nepadarysime, tai kaip mes toliau savo protėvių žemėje galėsim gyventi? Vienykime, burkime, diskutuokime, nesipriešinkime, skaitykime ne tik lyderius, tos dienraščius, ne tik tendencingą žiniasklaidą, domėkime alternatyvias spaudą. Aš manau, kad mes turime išlikti orus ir turime stovėti ten, kur yra tiesa, dora ir šviesa. Būkime ten, kur mums kadaise nurodė mažosios Lietuvos kraštos šviesuolis ir filosofas Vydūnas. Taigi dar paskaitysiu susivokimo maldą.